Gerai, taigi pakalbėsime dabar apie energetinį kūno testą, arba kitaip dar vadinamą raumenų testu. Šis testas yra kilęs iš kineziologijos mokslo, tai yra šiuolaikinės medicinos diagnostikos sritis. Iš esmės tai yra mokslas, kuris tyrinėja žmogaus judėjimą. Dabar, ką galima daryti su šiuo metodu ir šiuo testu? Iš esmės, kad paprastai suprasti, šis testas gali atsakyti į klausimą taip arba ne lygių formatu. Reiškia, galima užduoti labai konkretų klausimą, kad mūsų kūnas, mūsų raumenys parodytų, atsakymas yra teigiamas arba neigiamas. Šis testas, ši ideologija yra sukurta su mintimi tokia, kad mūsų kūnai yra su viskuo susiję. Tai reiškia, jeigu yra susiję, tai jie savyje jau turi informaciją, turi reikiamus atsakymus. Mums tik tais reikia mokėti prie jų prieiti. Taigi, tai kaip šitą testą galima naudoti praktiškai? Pavyzdžiui, turite kažkokį tai sprendimą išeiti iš darbo ar neišeiti iš darbo, pavyzdys. Ir jūs neturit galvoje atsakymo, protas neturi kažkokio tais atsakymo, o jums reikia priimti kažkokį tai sprendimą. Tai visą laiką yra naudinga ir gerai turėti skirtingų instrumentų, kurie padėtų tą sprendimą priimti. Šis testas, kurį netrukus išmoksite, yra vienas iš tokių instrumentų, kuris labai paprastai gali duoti jums atsakymą taip arba ne. Ir šis atsakymas bus geriausias, sakykime, jūsų konkrečiai, jūsų situacijai, jūsų perspektyvai ir jūsų gyvenimui. Taigi, dabar kaip šitą testą atlikti? Reiškia, pirmiausia, mums reikia atlikti kalibraciją. Tai susikalibruoti, reiškia susikalibruoti, ar veikia testas, ar neveikia teisingai. Nes yra įvairių priežasčių, dėl ko gali rodyti neteisingus atsakymus. Kaip daromas pats testas? Yra įvairių būdų, aš parodysiu du paprasčiausius. Tai vienas yra, reiškia, atsipalaiduojame, atsistojame, nuimam visą stresą, įtampas ir yra kūno judesiai. Pavyzdžiui, jeigu atsakymas teigiamas, kūnas automatiškai linksta į priekį. Matot, palinkau į priekį. Jeigu atsakymas neigiamas, kūnas linksta atgal, o netgi meta atgal. Tai čia yra vienas būdas. Antras būdas yra suimti taip pirštus ir kitus du pirštus šitaip ir bandyti juos atkelti. Jeigu atsakymas teigiamas, tai raumenys yra tvirti. Jeigu atsakymas neigiamas, raumenys atsipalaiduoja. Idėja šio testo, kaip jisai veikia. Jeigu mes meluojame, pavyzdžiui, meluojame savo, žinome tikrą atsakymą širdyje, bet bijom jį priimti dėl kažkokių nors priežasčių, tai raumenys parodo. Jeigu žinom tiesą, pavyzdžiui, mūsų vardą, pavyzdys, mano vardas Žygimantas ir rankos, pirštai labai tvirti. O jeigu, pavyzdžiui, aš sakau, mano vardas Petras, iš karto jie atkimba dėl to, kad nebėra raumenyse jėgos, jie iš karto atsipalaiduoja. Taip pat visiškai ir atsilenkiant į priekį atgal. Kūnas pats tiesiog virsta. Aš rekomenduoju pradžioje naudoti, ypatingai jeigu esate vienas, tiesiog šitą stovėjimą, nes su pirštais reikia šiek tiek išmokti pajausti. Man bent jau buvo sudėtingiau išmokti. Tai galite pradėti nuo šito. Taigi kalibravimas. Kas vyksta tas susikalibravimas? Tai yra paprasčiausiai užduodami keli klausimai, tokie esminiai, į kuriuos jūs žinote atsakymą, žinote tiesą. Tai kaip ir sakiau, pavyzdžiui, mano vardas Žygimantas. Ir aš automatiškai mano kūnas virsta į priekį. Mano vardas Petras. Automatiškai kūnas linksta atgal. Tai reikia užduoti tokius 2-3 tokius kontrolinius klausimus. Gerai, kitas. Aš esu Lietuvoje. Teigiamas atsakymas, nes tikrai dabar esu Lietuvoje. Aš esu Maskvoje. Neigiamas atsakymas. Kūnas iškart parodo teisybę. Ir dar kokią nors trečią klausimą galite duoti. Mano brolio vardas Darijus. Pavyzdys. Ir teigiamas atsakymas. Mano brolio vardas Marytė. Neigiamas atsakymas. Tokiu būdu, prieš kažkokį užduotį klausimą, jūs tiesiog susikalibruojate. Pažiūrite, ar testas veikia teigiamai. Ar parodo teisingus atsakymus. Jeigu parodė, viskas gerai. Jeigu neparodė, didelė tikimybė, kad jūsų kūne šiuo metu trūksta skysčių. Tai paprasčiausiai išgerkite stiklinę, 2 stiklinės vandens ir už kelių minučių pabandykite vėl.
tada testas susireguliuos ir rodys gerai. Tiesiog žinokit, jeigu rodo iškraipytai, išgerkite vandens, pripildykite save kokiu nors skysčiu. Taigi, tai ką daryti po to? Kai susikalibravome, galim užduoti kažkokius tai klausimus. Tai galima užduoti mums rūpimus klausimus, į kuriuos nežinom atsakymų ir norim pasižiūrėti, ką rodys testas. Arba galima dirbant su įsitikinimais rasti, ar pasąmonėje yra koks nors įsitikinimas. Pavyzdžiui, tarkime, norime rasti įsitikinimus susijusius su, pavyzdys, rūkymu. Ir galime save patikrinti. Ar rūkyti mesti yra sunku? Va, atsakymas neigiamas. Prieš tai, kai dar nebuvau išsilaisvinęs iš rūkymo, būtent šitas įsitikinimas man ir trukdė iš jo išsilaisvinti. Tai pradžioje mano atsakymas buvo taip, aš palinkdavau į priekį ir man yra sunku mesti rūkyti. Todėl pasąmonė nepraleidžia manęs, aš galiu bandyti ir viską darau per jėgą, nes tiesiog esu ribojamas šio įsitikinimo. Tokių įsitikinimų mes turime daugybę. Taigi ką daryti? Pagal visą metodikos esmę užduodi klausimus, pasižymi atsakymus ir paskui darai kažkokius tai pokyčius gyvenime. Tai pavyzdžiui, jeigu turite kažkokį sąrašą klausimų jums rūpimų arba sąrašą įsitikinimų, jausmų, kuriuos norite pasitikrinti, ar turite, tai tiesiog protestuojat. Na pavyzdžiui, pirmas ten buvo, ar mesti rūkyti yra sunku. Atsakymas buvo neigiamas. Sekantis ten pavyzdžiui, aš žinau, kas yra meilė. Turiu tokį jausmą. Aš žinau, koks jausmas yra džiaugtis. Turiu tokį jausmą pavyzdys. Nu ir tarkime, žinau, kaip išsilaisvinti iš rūkymo su džiaugsmu. Pavyzdys taip. Tiesiog protestavote, gaunant atsakymus taip arba ne. Tai va, tokiu būdu galite panaudoti šį testą. Kitas praktinis pavyzdys, tarkim, kaip ir sakiau pačioje pradžioje, jeigu turite kažkokį jums rūpimą klausimą, pavyzdys dėl išėjimo iš darbo, klausėte savęs, atsistojate, atsipalaiduojate, padarėt kalibravimą, ar turėčiau išeiti iš samdomo darbo. Ir pavyzdys, atsakymas ne. Jums gali būti jūsų atsakymas. Tai va, šito testą esu testavęs daugybę kartų įvairiuose situacijose. Jeigu yra informacija stabili, tai reiškia, kad kažkokio tais klausimą, kaip įsitikinimą, kaip jausmą, jis parodo labai tiksliai, aiškiai daugybę kartų. Jeigu yra informacija susijusi su ateitimi, pavyzdžiui, ar išeiti ar neišeiti iš darbo, čia atsiranda šiek tiek niuansų, nes jinai kaip ir dar neparašytų, jūs galite padaryti vienokį kitokį pokytį. Todėl ateities klausimus užduokite atsargiai, keletą kartų pasižiūrėkite, kas vyksta, nes jūsų kažkoks sprendimas gali ją tiesiog pakeisti. Dėl to dabar rodo testas dabartinį atsakymą, dabartinį jau jūs gausit. Jeigu jūs padarysite kokį nors pokytį gyvenime, jis gali rodyti priešingą atsakymą. Todėl tiesiog stebėkite. Rekomenduojama užduodant savo klausimą yra sakyti balsu, reiškia, pavyzdys, kai aš noriu išeiti iš darbo, arba man rūkyti mesti yra sunku, galite sakyti balsu. Pagal metodiką savo, kad taip yra efektyviau. Aš kiek testavau, galima sakyti ir mintise, man atsakymus rodo tos pačius. Tai tiesiog sakykite taip, kaip jums labiau norisi. Jeigu turit galimybę sakyti garsiai, sakykit garsiai. Jeigu esate kažkur arčiau žmonių, ar dėl kažkokios priežasties nenorite sakyti garsiai, tai tiesiog sakykite mintise, tai taip pat veikia. Taigi kviečiu naudoti šį testą savo gyvenime, tiek pabandant gauti atsakymus jums rūpimus į įvairius klausimus, tiek dirbant su įsitikinimais, dirbant su savo jausmais. Tai yra tikrai veiksmingas būdas, kurio verta yra pasikliauti, pasinaudoti ir išnaudoti bei turėti platesnį savo įrankių arsenalą. Taigi noriu padėkoti, kad skyrėte laiko, kad žiūrėjote, kviečiu naudoti šiuo metodu ir noriu palinkėti jums kuo nuoširdžiausios sėkmės.